Grįžtam atgal į, ką čia jau, trečią ir paskutinę paskaitėlę. Ir čia aš pravesiu iš esmės kažkiek iš neurolingvistinio programavimo pusės, kadangi hipnozė sudaro gal trečdalį, kas tai NLP yra ir kaip tai susikūrė. Ir iš bendros informacijos, kas yra žinoma apie hipnozę. Tai pradedam nuo klausimo, kas iš tikrųjų yra hipnozė. Tai dažnai hipnozė yra kalbama kaip ta transo būsena. Ir iš tikrųjų transo būsena yra pakeista būsena, kaip labai daug kokių kiekvienas iš mūsų esam patyrę. Pavyzdžiui, ar gali prisiminti praeitą kartą, kai žiūrėjai labai įtraukiantį filmą? Arba tai buvo kine, kur garsas visą periferiją beveik perėmė ir praėjo visas filmas ir tada pasibaigė ir suvokė, kad, wow, kad tarsi susitapatinai su tais charakteriais tam filme. Star Wars dabar žiūriu. Iš naujo, nuo vaikystės filmas, bet aš ten visiškai esu tarp galaktikų dabar. Tai yra pakeista būsena, transas. O kitas, ar vaikystėje būdavo mokykloje, kad sėdi ant suolo, ko mokytoja šneka ir fantazuoja dalykus, kas vyks. Čia yra natūrali transo būsena, arba pakeista būsena. Tai kuo skiriasi, pavyzdžiui, hipnozė nuo meditacijos? Labai mažai iš tikrųjų, nes meditacija irgi nuveda į tokią ramią būseną. Tik tai hipnozė turi tikslą, kad kažkas arba hipnoterapeutas arba pats darant savihipnozę nuvedė į tą transo būseną su kažkokiu tikslu. Ir dar ką norėjau paliesti paliekant, kad šitos pakeistos būsenos, tai mes nuolat gyvenam kažkokiom pakeistom būsenom, kad mūsų normali realybė, kiekvieną kartą, kai mes patyrėm arba pyktį, arba liūdesį, depresija, čia visos yra būsenos, kaip NLP kalba, tai yra state, kaip galėt pakeisti tą būseną, kaip minėjau praeitam pokalbėje, kaip pamatant tą vorą, kaip galėt pakeisti vietoj, kad jausti baimę, kad pajausti kažką palankesnio, malonesnio. Tai čia visos yra būsenos ir iš esmės jos yra pakeistos būsenos, nes kokia yra ta viena normali būsena? Ramybė, galima sakyti, yra pakeista būsena žmogui, kuris dažnai depresijai. Tai, jo. Tai, kas vyksta, kai mes nueinam į meditacijos arba hipnozės būseną? Tai čia irgi liečia mūsų, kai mes esam sąmoningoj būsenoj. Tai dabar, kaip aš dabar šitą pravedu, mes sąmoningoj būsenoj veikiam beitos dažnyje. Tai beta yra banga, kur vyksta labai, labai greitai. Ir ne visada būna taip gražiai, kartais ji būna tokia šitokia, bet juda į vieną pusę. Ir kai mes kažkokius sutrikimus patyrėm, tai yra banga daugiau šitokia nelygi. O kai mes kažkokiam fokuse arba kadangi mūsų sąmonė, neokorteksas atsakingas už trumpalaikę atmintį, tai irgi jau kažką fokusuojam, bandom prisiminti arba egzaminą išlaikom ir esam
sąmoningi tame, tai taip atrodo. O kai einam į meditacijos būseną, tada į alfa. Ir čia jau truputį lėčiau ir taip pačiu nėra visada lygi. Ir čia irgi yra hipnozės būsena, meditacijos būsena, kartais galima girdėti, kad yra tokia paviršutiniška alfos būsena, kaip lengvoj meditacijoje, vidutinė arba gilioj alfos būsenai. Ir tada yra teta. Ir čia jau yra gilioj hipnozė. Ir ką daugiau pasakyti, kad tetos būsenoje, kaip yra gilioj alfos būsenoj arba tetos būsenoj, galima patirti regresinės terapijas, tai kai kūnas, kai sąmoningas protas nebetrukdo, nes sąmoningas protas yra kaip šarvas. Jisai tik tai įleidžia informaciją, įsitikinimus, kurie atitinka jau tai, tuo, ką mes tikimės. Tai jeigu aš tikiu, kad pasaulis yra geras ir kažkas ateina, sako, pasaulis blogas ar kažkas tokio, tai aš automatiškai patirsiu atmetimo reakciją. Ir visų žmonės sąmonės veikia taip pat, kad yra kaip kažkoks apsauginis, kuris saugo vartus, kad neleistų, kad kitų žmonių idėjos ar mintys sumaišytų tai, kas gelmėse. Tai yra būdų, kaip per repeticiją, kad galėt pakeisti tos įsitikinimus, tai čia, kur afirmacijos, pavyzdžiui, veikia, arba, kaip tėvai, mano mama vis kartodavo man, visada sakyk, prašau ir ačiū, kai, būti mandagus. Ir, po kažkiek laiko tai tapo dalis manęs. Iki kol aš kažkiek išvaliau to. Ir tada yra delta. Ir čia yra miegas. Ir tai hipnozė vyksta šitose dviejose būsenose, nes kai mes miegam, tai jau vyksta kiti procesai pasąmonėje ir jau nebepriima informacijos iš išorės. Ir kas įdomu yra, kad mes kiekvieną dieną bent 2 sykius patiriam šitas būsenas. Kiekvieną kartą, kai tu prabundi, Marijau, tu miegoje būni šitoj būsenoj ir kai tu jau prabudęs, tu esi vis šitoj būsenoj. Tai reiškia, kad tau prabundant pereini tetos dažnį, ir tada alfos dažnį, ir tada betos dažnį. Ir dar yra tokia gamos dažnis, kur susijęs su ekstaze, su kažkokiais paaukštintais patyrimais, bet tai laukia šitos paskaitos, nesusijęs su šitą paskaitą, tai norint galima daugiau apie tai internete paieškoti. Tai čia yra kas veikia. Ir dar kas įdomu, kad kai vaikas gimsta ir iki kažkokių 7 metų vaikas gyvena nuolatiniai tetos dažnėje. Ir jau gali įsivaizduoti, vaikas yra kaip kempinė. Visa informacija iš aplinkos, tai ką kartosi vaikui, jis be priešos tai priims, nebent tai jau kertasi su kažkokia informacija ar įsitikinimu, kuris iš anksčiau tenai pasėtas. Ir tada nuo 7 maždaug iki 14 metų tai atsiveria šitas alfos dažnis,
kur daugiau turi kažkiek ir savo įsitikinimų, toks pamažu atsiranda gebėjimas spręsti dalykus, atrasti atsakymus problemoms ir daugiau analitiškai galvoti. Ir tada, tarp 14 ir 21 tas sąmoningas protas, kaip minėjau, kaip šalmas atsiranda. Ir tas šalmas yra, kad išsaugoti, kad bet koks žmogus, kuris plepia nesąmonės, kad visi žmonės blogi, nepersėtų savo idėjom kitiems žmonėms. Bet tai irgi reiškia, kad visa tai, ką mūsų tėvai mums paliko, iki kol mūsų šalmas užėjo, tai mes su tuo gyvensim, iki kol mes tai išdirbsim. Ir daugiau darbo tada yra tai išdirbti, kai sąmoningas protas jau veikia. Tai, čia yra tikslas su hipnoze. Per hipnozę mes apeinam, bet tą sąmoningą protą, kad galėt kalbėti su pasąmoniai. Kad kaip jeigu sąmonė yra apsauginis, tai, kaip pizza, eik pasivaiščiot ir aš eisiu į archyvus ir biškai patrauksiu. Aplankus, kad perorganizuosiu. Ir hipnozė dažnai, yra du tipai hipnozės, kaip tai pravesti. Yra autoritetinis metodas, kur kaip afirmacijos veikia, kad kažkas arba tu, jeigu save hipnotizuoja, arba jeigu autoritetinis hipnoterapeutas, arba kaip aš patyriau praeitam renginyje, kaip pirty, buvom tas pirtininkas, jisai pasakojo kai kurios dalykus, jis pasakojo savo tiesą. Tai labai dažnai gyvenime mes patyrėm, žmonės dalinasi savo mintimis, tai kaip jie suvokia pasaulį ir tai jie dalinasi autoritetiniu būdu, kad tu nesi pavargęs dabar, tu jausis dabar sotos, linksmas ir patenkintas, kad praeis tavo problemos ir taip toliau. Ir kitas būdas, kaip pravesti, yra kilęs iš, galima sakyti, iš tėvo modernios hipnozės, Miltono Eriksono. Toks vyras, kuris nugyveno Amerikoje iki maždaug nuo 20-ųjų iki 80-ųjų, galbūt klystu. Ir jisai atrado, kad prieš tai tikėjo, kad hipnozė tik tai vyksta, tai tik tai galima daryti su vienu tonu, tai monotoniškai ir tai autoritetiškai. O jisai sukuria natūraliai, kad per melodiją ar keičiasi, arba kad nuveda per kažkokius pasiūlymus. Tai galima sakyti, kad stebėk į savo kvėpavimą ir jaus, kaip oras keliauja per plaučius ir per gerklę, kaip pilvas kyla. Ir yra rizika taip, kad pasąmonė ar sąmonė sakys, ne, aš nenoriu. O tai Eriksono būdas, tai įdomu, jau galėtum įsivaizduoti, kaip jaustusi, kaip oras kyla, keliauja pro nosį, kai įkvėpia, ir kaip jaučiasi, kai jau pilvas kyla ir leidžiasi. Ir tai nėra kažką, ką turi daryti, tai yra tiesiog pasiūlymas, kad tu gali ir tu gali ne. Tai privalumas šitų būdų yra, kad nėra tos rezistencijos. Ir tai viskas yra su tokio pasirinkimo, kad
arba aš to sutinku, arba aš noriu tai klausyti ar daryti. Ir tai duoda tokios laisvės jausmo, kad gali taip nuvesti. Tai galų gale tas, kuris veda tą hipnozę, visada vis tiek nuveda ten, kur lemta nuvesti. Tai abudu veda į tą patį tikslą ir kiek esu girdėjęs, tas kaip David Snyder minėjo, kad darė studijas, kad iš tikrųjų jie lygiai taip pat efektyvūs, autoritetinis kaip Eriksono, tik kad vienas turi riziką, kad būtų rezistencijos, priešos, o kitas ne. Ir tai judam toliau į hipnotinę kalbą. Yra kai kurie dalykai, kurie verta suprasti, kaip skirtumai tarp sąmonės ir pasąmonės mūsų kalboje. Vienas yra, kad pasąmonė nesupranta žodžio ne. Tai vedant hipnozę, galiu tau pasakyti, neįsivaizduok rožinio dramblio. Ir dalykas yra, kad tu negali tai neįsivaizduoti be prisimenant ar įsivaizduojant dramblį su tokia spalva. Tai vyksta tokie įdomumai. Tai lygiai taip pat, jeigu per hipnozę sako, neklausyk mano žodžių, nejaus tų jausmų, kaip jaučiasi įkvėpti orą pro nosį ir taip toliau. Tai sąmonė girdi tai tą ne, bet pasąmonė automatiškai pereina per tos žingsnius ir taip pat yra. Ir kitas svarbus, labai stiprus įrankis, kaip nuvesti save į hipnozės būseną, į tą transą, yra per jūsles, per įsivaizdavimus arba prisiminimus. Tai gali pavyzdžiui sugrįžti į kažkokį kaip vaikystės būseną, kada tu pajutai toks įkvėptas ir žaismingas, kada gyvenimas buvo smagus, kažkokį labai malonų prisiminimą. Ir tada perfiltruoti per tas jusles. Ką tu matai tam prisiminime? Ar yra kiti žmonės šalia tavęs? Ar yra kažkokios ryškios spalvos? Jo, iš karto tie vaizdinys iš paauglystės, kai laiką leisdavau sode su draugais ir kažkaip tuo metu mano pagrindiniai draugai būdavo mergaitės, kažkaip ne vyriškos lyties, o mergaitės. Labai pasakė iš karto tie vaizdinys, momentum. Ir tada, pamatyk tam vaizdinyje, ar tai pavyzdžiui, kokio dydžio tas vaizdinys. Gali įsivaizduoti, mes visi matom vaizdinius mūsų galvoje, bet kartais jie arba mažesni, arba jeigu bijom kažką, labai dažnai tie vaizdiniai labai dideli, tarsi jie labai arti mūsų. Tai galėt pastebėti, ar tai panoraminis vaizdas, ar tas vaizdas įrėmintas, ir ar tai filmukas, kuris bėga, ar tai vien tik vienas kadras, ar tai balta juoda, ar spalvota. Ir tada persijungti į kitą kanalą. O ką tu girdi? Ar tu girdi jų balsus, ar savo balsus, ar ten rėkoja žaismingai fone, ar girdisi kažkokie paukščiai, ar kažkokie fonos garsai. Ir pastebėk, ar pastebi toną, kurią kalba kažkas, ar yra tembras, ir kur tai girdi savęs, ar daugiau girdisi iš vienos pusės, ar iš kitos pusės. Tai čia iš neurolingvistinio programavimo pusės vadinasi submodalumai.
modalumas, angliškai modality ir submodality, tai yra kiekvienas jūslės kanalas. Tai ką aš dabar tau per regėjimą daviau, tai įsivaizduoti, ar tai balta juoda yra vienas submodalumas, ar tai panorama, ar tai įrėmintas, su garsu, kokia tona tai yra, kaip garsiai tai girdėsi. Čia viskas eina detaliau į tą vieną kanalą. Ir tada gali eiti į jausmus, kokius jausmus tai jauti per visą tai. Ar tai kūne čia toliau yra su modalumu, ar tai jauti kaip pulsą vienoj vietoj kūne, ar tai vibracija, ar tai juda į kažkurią kryptį per kūną, ar yra kažkur, kur prasideda jausmas ir baigėsi. Yra labai daug šitų submodalumų, tai dažniausiai per hipnozę judant tarp šitų kanalų, kūnas eina į gylį ir vien į gylį. Ir tai pravedant arba kitam, arba savo, arba kažkas, kuris profesionaliai praveda hipnozę, tai naudoja ir specifinius žodžius, kad įvesti į tą hipnozę žodžius, kurie apjungia sakinius. Tai yra tokie žodis kaip ir, kuris apjungia skirtingus sakinius. Tu sėdi čia vietoj ir tavo rankos ant tavo kelių. Ir saulė šviečia ant tavo kojų. Ir girdi, kaip vėjas pučia. Ir čia toks lengvas būdas, kaip įvesti į vidų, nes hipnozės būsenoj mes iškeliaujam iš to mąstymo ir sufokusuojam tą dėmesį į įvairias vietas. Į vieną vietą, bet ta vieta traukiasi. Ir tas, kuris veda hipnozę, tai veda tą dėmesio eigą ir taip leistis į tunelį žemyn į tokią ramią vietą, kad su tikslu kažką pagerinti, kažką išdirbti, kažką paleisti ir taip toliau, ar kažkokį mokymąsi pastiprinti. Ir kitas grupė žodžių, kur ir dar stipriau pastiprina sakinius, yra arba ko tu čia sėdi, girdi, kaip vėjas pučia lapai, ir gali naudoti kaip ir žodžius. Ir tu sėdi, jauti savo svorį, ir ko tu stebi mano balso, kaip žodžiai keliauja į tavo ausį. Tu gali nusileisti ir dėmesį nukreipti į vidų. Jo, čia pavyzdys vienas. Ir tada yra trečias tipas, kur, kaip čia angliškai, cause and effect, kur yra priežastis ir poveikis. Ir tai skamba tokiais kaip ir todėl, kad tu čia sėdi, reiškia, kad tu ramiai jautiesi ir esi pasiryžęs eiti į ramią vietą. Ir tai reiškia, kad tu esi pasiruošęs kažkokiem naujiem pokyčiams. Ir kuo daugiau tu pasiduodi į tai, tuo daugiau tu gali pasitikėti, kad įvyks tai, kas turi įvykti. Aš jau jaučiu, kaip aš einu į tranzą. Jau pradedu keliauti. Ir kas įdomu, kad per hipnotinę kalbą neturi tie du sakiniai, jie neturi būti susiję. Kaip aš sakiau, todėl, kad tu čia sėdi, tai reiškia, kad tu pasiruošęs eiti į ramybę. Tai logiškai makes no sense. Bet kas faina, kad kai sąmonė atsijungia, tai pasąmonė neveikia logiškai. Tai čia ir dažnai labai sunku
žmonėms naujus įpročius įvesti savo gyvenime, nes jie naudoja logiškus būdus, metodus, kaip bandyti įkalbinti pasąmonę, nors pasąmonė veikia visai kitaip. Tai pasąmonė gali suprasti, kad gali sujungti du visai skirtingus nesusijusius teiginius ir per šitos junginius juos aprišti į vieną ir kad tai skambėtų kaip logiška. Tai norėčiau parodyti, kaip galėt savo daryti savihipnozę. Tai svarbiausia yra turėti kažkokią programą, kurią savo norėtum paveikti. Kažkokį pokytį. Pradžioje tai yra patartina tiesiog praktikuoti, nueiti į tą transo būseną, tą indukciją savo pravesti. Ir vienas būdas yra vadinasi Betty Erickson, nuo Eriksono žmonos metodas. Ir tai aš naudojau įvesti save į transo būseną einant į meditaciją. Tai aš tai šitaip atsiklaupdavau, taip pasiruošęs medituoti. Ir gali taip pat prisėsti. Ir su atmertom akim stebėti akis į vieno fokuso tašką. Tai ir savo galvoje arba garsiai visai irgi labai efektyvus būdas, kad sulaikyti dėmesį, įvardinti 3 dalykus, kuriuos matai. Tai aš matau ąžuolo lapą, žalumą tam krašte. Matau mano periferijoje, kaip uodas skraido. Periferijoje matau kamerą. Ir tada 3 dalykus, kuriuos girdi. Girdžiu sunkvežimį, kuris tolumoje užvažiuoja ant kalno. Girdžiu paukščių čiulbesį. Girdžiu, kaip vėjas lapus. Kaip vadinasi tas garsas? Šlamena. Dabar 3 jausmus, ką jauti. Aš tai mėgstu įvardinti 3 dalykus, ką kūnas liečia. Tai jaučiu marškinius ant mano kaklo. Jaučiu dešinės kojų pirštos svorį kaip ant kilimo stumėse. Ir aš jaučiu, kaip mano dešinės rankos nykštis liečia mano kairės rankos nykštį. Ir dabar 3 dalykus, kuriuos jauti viduje. Tai ar temperatūra, ar slėgį, arba emocija, arba kažkokia vibracija. Tai aš jaučiu kokį lengvumą mano galvoje. Jaučiu tokį lengvą trupčiojimą vibraciją mano kairėje kojoje link pirštų. Ir kuo specifiškiau, kuo detaliau tai gali įvardinti, sufokusuoti į tą vietą, tuo giliau. Ir jaučiu šilumą mano kairės rankos nykštyje. Ir dabar Marijau, tu gali pravesti 2 dalykus, kuriuos matai, kurie skiriasi nuo prieš tai. Turi, kad skirtumas nuo to, ką tu įvardinai? Tai, ką tu pastebėjai pirmą kartą. Aš matau klevo lapą, kuris vėjyje banguoja.
matau to lapo formas, tokius iškirpimus. Dabar 2 dalykus, kuriuos girdė. Girdžiu vėją ir girdžiu paukščius. 2 dalykus, kuriuos jauti taktiliai. Jaučiu savo čia apie išorę. Jo. Jaučiu, kai vėjas maloniai pučia man į kaklą. Ir jaučiu, kaip mano keliai remiasi į žemę. Ir 2 dalykus, kuriuos jauti viduje. Viduje jaučiu pilvo ertmę. Ir kad to ertmė kažkokia tokia kaip ramybė. Tai dabar vieną dalyką, kurį matai. Vieną dalyką, kurį matau. Nu, jie. Ar periferijoje, ar ten kurią tai žiūri. Matau iš tiesų kažkaip priekyje už to klevelio dar yra pušis, o periferiškai matau žiūrėdamas į tą pušį kameros stovą, šakas aplinkui, Vieną dalyką, kurį girdi. praskrendančią musę. Vieną dalyką, kurį jauti. Kaip rankas esu suglaudęs. Ką jauti viduje. Jaučiu dabar savo krūtinę iš vidaus. Ir kaip jauties tada. Net sunku apibūdinti. Jo, jaučiu gal, kad tarsi kaip viskas sustoja. Ta būsena tokia. Čia toks labai lengvas būdas, kaip įeiti į vidų. Ir aš tai naudodavau prieš, pradžioje meditacijos. Ir tada tai svarbu iš to metodo tas 3-2-1 eiga. Originaliam metode tai vien tik tos abu 2 jausmus į vieną apibūdina. Aš tai pridėjau tą atskiriau tai, ką taktiliai jaučiu, nuo tai, ką jaučiu viduje kūno. Tai toks prailginta versija. Ir antras būdas savihipnozė, kaip įvesti save į transą, yra sudėk savo pirštus šitaip, kad ir stebėk į tą tarpą tarp pirštų. Ir pastebėk, kaip lėtai, pamažu. Yra kaip 2 magnetos ant abiejų pirštų. Ir jie traukiasi vienas link kito. Ir stebėk, kaip nieko nereik daryti. Tik stebėt, kaip patys juda arčiau. Arčiau. Savo greičiu. Savo eigoj. Ir kaip įdomu, kaip iš savaimės, kaip tas magnetos gali bandyti sustabdyti jas, bet jos vis tiek artėja. Ir artėja. Ir artėja. Tik stebėk į tą tarpą tarp pirštų. Gal pastebi jų drebėjim. Vis stebėk, kaip jis artėja ir artėja. Savo greičiu, savo laiku. Kaip pirštai susilies. Tik tai tada
galėsi nueiti gilį, užmerkti akis. Bet tik tai tada, kai jie susilies savo greičiau, savo laiku. Tiesiog tik stebėti. Kaip du draugai, kurie susieina. Vyras ir moteris. Kaip partneriai. Grįžta kartu po ilgos dienos. Grįžta, susimyli. Ir miegoti. Tai čia du skirtingi būdai. Tai jos galima ir sudėlioti kartu, kad pradėtų nuo šito ir tada, kai viduje, kas faina su to Barry Erikson metodo, kad galima su užmerktom akim gali sugrįžti į kažkokį prisiminimą vaikystės ir įvardinti tos dalykus savo, kuriuos matai tam prisiminime, ką girdi tam prisiminime ir ką jauti. Nes įdomus dalykas, kad kūnas negali atskirti tai, ką mes dabar jaučiam, nuo prisiminimo seno jausmo arba įsivaizdavimo naujo jausmo. Tai yra daug neurolingvistinio programavimo metodų, kaip per inkaravimą, pavyzdžiui, liečiant savo vienoje vietoje, galėjo užinkaruoti, kad sugrįžti į kažkokią būseną. Kad ir per hipnozę labai stipriai gali eiti į tą prisiminimą ir liesti savo kažkurioje vietoje, nesvarbu kur kūne, tai pakartotinai ten liesti ir prieš jaučiant tą stipriausią emocišką jausmą, tai yra kaip pakraunė tą jausmą su tuo palietimo. Tai dar čia pasitikslinu tiesiog, kai esu tam tikroj būsenai, taip, toj, nežinau, man, kur jaučiu, kad man ta svarbi būsena, tokia ekstatinė būsena, tada toj būsenai fiksuoju. Prieš jaučiant, įsivaizduok, tas jausmas yra kaip kalnas. Tai tu nori, kad jeigu čia yra viršus, tu nori tai palieti, jeigu ta vieta, pavyzdžiui, yra liesti čia, tai kad tu lieti tai, kai tu jau čia kyli, kad kai tu jau būtum kažkurį laiką palietęs, kai tu pasieki tą jausmą. Kad kai tu nebūsi toj būsenai ir norėsi suaktyvuoti, tai prasidės nuo šitos vietos, nuo pradžios, nuo kilimo. Ir man rodos, čia visos tos detalės, tai svarbu dar taikant savo savihipnozę, kad turėti intenciją, ką tu nori pasąmonėje pasėti, ką tu nori, kad pasąmonė įveiktų, nes visų mūsų pasąmonė yra labai stiprus įrankis, jeigu tik mes išmoksim su ją kalbėti, ją klausyti ir komunikuoti su ją. Ir tada įvesti save į hipnozės būseną ir praktikuoti, daryti savo hipnozę. Nes ir geriausi hipnotistai, kaip Miltonas Eriksonas, jis save įvedė į hipnozę prieš kiekvieną sesiją su kitais žmonėmis. Labai, labai įdomu, bet čia turbūt gyvai, mes tą dabar patirsim gyvai. Tai ir tie, kas žiūri, irgi kviečiam tada vyrus patirti tai. Nes vien užteko čianais per Mariaus paskaitą, aš jau pajaučiau, kaip išeidinėjau kažkur iš savo kūno. Tai tučtuojau.